Taigi šitą filmuką jums pristato VNR ir Yu-Gi-Oh! Kanalas. Šiandien jums paaiškinsime, kaip reikia rašyti visas kortas į Joy Yu-Gi-Oh! Žaidimą. Taigi, iš pradžių jums reikės įeiti į puslapį www.duel.dar.lt. Taip mes ir padarysime. Tiesiog vedame www.duel.dar.lt. Taigi einame į puslapį. Truputėlį paėjus į apačią matome užrašą Join the Patient. Jums reikės iš pradžių parsisiųsti šitą žaidimą. Taigi, va čia yra parašyta. Ir tiesiog yra jums parašyta, kad galite iš emulės, bet aš siunčiuosi iš torrent.lt, tai būtų torrent.lt. Dabar į tą puslapį neisim, bet ten nusiregistruosite ir rasite visas dalis. Taigi, einame į All Cards. Taigi, čia yra visų kortų failai. Čia yra viskas labai paaiškinta, bet mes spausime ant ikono šito ir parsisiųsime visas kortas. Taigi, va, parsisiunčiame visas kortas, spaudžiame Open, išekstraktuojame jas, Desktop, Yes All, viskas. Puslapį galite išjungti. Taigi, sekanti mūsų stotelė bus, kaip reikia įdėti regedit ikonėlį. Taigi, einame į Joy folderį ir matome All Cards failą, System ir Deck. Taigi, einame Start, Run ir įrašome regedit. Spaudžiame OK ir jums tiesiog primes visokio kaip aš sakau. Taigi, iš pradžių jums atsiras šitaip. Tiesiog spausite HK Local Machine. Paspausite čia pliusiuką. Toliau bus Software ir spaudžiame. Turime rasti Konami. Štai užrašas Konami, Yu-Gi-Oh! Powerhouse ir System. Taigi čia yra Commander failiukas. Dabar kol kas dar nieko nedarome. Paėmė All Cards ir nuvedame čia. Dabar aš jo nepaleisiu, kaip pasakius, nes pas mane yra, kaip pasakyti, sukonfigūruotas dekas ir taip toliau. Taigi aš nenoriu vėl per naują viską dėliotis. Taigi, va. Čia jums tiesiog pasikeis, man atrodo, IC Documents špylė. Tai va, jums reikės padaryti taip. Pas mane žaidimas yra išekstraktuotas ant desktopo. Tai va, aš įimu taip, copy. Ir čia Commander nutriname tą špylę, kur viskas bus visa šitą ir parašome šitą, įdedame tiksliau. Viskas padaryta. Gerai, toliau einame Joy vėl. Ir štaigi visų žmonių klaida yra tokia, kad jie All Cards idėją eina į žaidimą. O tai yra blogai, nes atsiranda System ir Deck. Tai va, dar įkėlus All Cards failą neikite į žaidimą. Padarykite copy System, čia padarysite paste, copy Deck ir paste. Ir tada einame į žaidimą. Taigi įeisite į žaidimą. Spaudžiate Deck Construction. Ir jums čia atsiras visos kortos. Bus All Cards.
visos new prirašyta. Taigi, filmuką kūrė VNR, o mūsų rėmėjai tai būtų Yu-Gi-Oh! Tour kanalas. Prašome apsilankyti jame ir praleisti gerai laiką žaidžiant Yu-Gi-Oh! Žaidimą ir tapti geriausiais.